Kaip nuotaikos prieš šventę? Ačiū, labai gerus. Ar laukėt pasirodymų savo kolektyvo? Laukiam, jaudinamės. Kaip nuotaikos prieš šventę? Puikios. Dainuosi? Taip. Ar lauki šventės? Taip. Ar lauki šventės? Laukiu. Šoksi, dainuosi? Šoksiu. Ar laukite pasirodymų? Ir laukiu ir bijau. Kodėl bijote? Bijau, kad nesuklystų vaikai. Kokios nuotaikos? Šiaip geros, smagios. Šventė eina į pabaigą, visą savaitę smagu. Ar laukite pasirodymų? Nepaprastai. Kokios nuotaikos? Labai jaudinuosi. Ir tikiuosi, kad tikrai viskas bus puiku. Labai daug emocijų tikiuosi. Ko norėtumėte palinkėti mokyklai? Kad jinai dar daug metų gyvuotų. Ar laukite pasirodymų? Labai. Matot, kaip anksti atėjau. Kokios nuotaikos? Labai geros. Tikiuosi viso labai gražaus koncerto. Ką norėtumėte palinkėti Šaltinio mokyklai? Kad dar gyvuotų ilgai. Ar laukite pasirodymų? Taip, Kokios nuotaikos? geros, šventinės. Ką norėtumėte palinkėti Šaltinio mokyklai? Pačių gražiausių metų ateityje ir nesenti. Ar laukite pasirodymų? Labai laukiu ir žinot, kodėl laukiu? Todėl, kad aš Šaltinio, tada dar buvo vidurinė mokykla, dirbau ir organizuodavom renginius ir dabar žinau, kad renginys bus puikus, nuostabus ir labai laukiu pasirodymų. Kokios nuotaikos? Nuotaikos tai šventinės, o kokios kitokios gali būti tokios šventės proga? Ką norėtumėte palinkėti Šaltinio mokyklai? Šaltinio mokyklai augti, stiprėti, daug gerų mokytojų, dar geresnių mokinių ir, žodžiu, visokiojo pasiekmės. Ar laukite pasirodymų? Labai. Ko tikitės iš šios šventės? Tikiuosi šilumos tokios jausmingo kažkokio vakaro, susimastymų, ir pagalvojimų, kaip mes gyvenome tos visus 5 metus. Nuo vieno gimtadienio iki kito gimtadienio. Kokios nuotaikos? Puikios. Ką galėtumėte palinkėti Šaltinio mokyklai? Šaltinio mokyklai norėčiau palinkėti, kad jinai, kaip čia pasakyti, kad jinai taptų vėl vidurinė mokykla arba gimnazija, nes to iš tikrųjų trūksta. Ar laukite renginio? Labai. 5 metus. Kaip nuotaikos? Puikios. Ko norėtumėte palinkėti Šaltinio mokyklai? Kūrybiškumo, sėkmės, gerų mokslo vaikams. Ar laukite renginio pradžios? Žinoma. Ko tikitės iš šventės? Susitikimo su draugais. Aišku, aš esu šitos mokyklos įkūrėjas, galiu sakyti. Pradėjau dirbti nuo mokyklos pradžios. Tai be galo, viskas, kas susijęs su šita mokykla, mane be galo džiugina. Aišku, aš labai laukiau šitos šventės, labai laukiu savo auklėtinių, kurie baigė prieš 5 metus mokyklą. Taip, kad įspūdžių tikrai turėtų būti labai daug. Kaip nuotaikos? Labai geros. Ko norėtumėte palinkėti Šaltinio mokyklai? Kad visada egzistuotų. Tik gaila, kad ji tapo progimnazija. Aišku, labai norėjusi, kad ji išliktų gimnazija, bet šitokie laikai, o šiaip iš tikrųjų vaikam branginti savo mokyklą. Na tai kokios nuotaikos atėjus į mūsų mokyklos gimtadienį? Džiugios labai, kadangi čia prabėgo mano gyvenimas. Mudviejų tiksliau gyvenimas prabėgo čia mūsų. Kodėl tai jūsų mokykla, čia ir mūsų mokykla? Čia ir mūsų mokykla, čia buvę namai. Labai džiaugiamės, kad esam pakvietus ir norim šventės. Esate buvusios mūsų mokyklos mokytojos. Ar pasilgstate mūsų mokyklos ir mokinių? Savaime aišku, kaip mes be jūsų arba jūs be mūsų. O jūs? Mokinių jau tų pačių nebėra. Bet tos mokyklos, aišku, pasilgstam. Ypač kai apsilankiau kitoj mokyklai, tai to iš vis labai nostalgija didelė jaučiau. Dabar mūsų mokykla iš vidurinės palaipsniui tapo į progimnaziją. Kokia jūsų nuomonė apie tai? Liūdna.
Mes pripratę ten, kad būtų įvairių amžiaus vaikų. O dabar jau tokie visi jaunesni, nepažįstami labai. Va, tai dėl to ir liūdna. Bet to ten buvo labai stipri mokykla ir gaila, va, kad jinai iširo. Jūsų nuomonė? Man atrodo, kad tai buvo irgi ne visai gerai, kad tos mokyklos buvo šitai padaryta, bet yra kaip yra. Ir aišku, liūdna, iš tikrųjų liūdna, nes buvo didelė, labai graži mokykla, su savo tradicijom, su savo... Bet aš manau, kad jūs verti tos mokyklos irgi ir džiaukimės, ką turim dabar. Kokios nuotaikos atvykus į Šaltinio mokyklos jubiliejų? Nuotaikos labai geros, šventiškos ir šis vakaras yra užviršavimas visų renginių. Labai smagu, kad šventė mokykla organizuoja būtent vaikams ir kad visa savaitė buvo tos geros nuotaikos, prisiminimų, žaidimų. Na, o šiandieną tikiuosi pamatyti pačius gražiausius numerius, na, visą tai, ką mokiniai gali sukurti ir parodyti. Mūsų mokykla palaipsniui tapo progimnazija, kaip bebūtų gaila. Kokia jūsų nuomonė apie tai? Apie tai, kad tapo progimnazija, na, aš manau, kad kai pasikeis laikai ir Raseiniuose atsiras daugiau gyventojų, šita mokykla iš progimnazijos tikrai taps gimnazija. Kadangi šitoje mokykloje pats dirbau mokytoju ir šventėm tuomet tik tai 10 metų jubiliejai, dabar mokykla jau išaugo iš vaikystės amžiaus ir suaugo. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad esu pakviestas į šitą jubiliejų. Ir džiaugiuosi už jūs, kad jūs esate šitos mokyklos moksleiviai, kadangi tai yra patys šauniausi moksleiviai ne tik tai Raseinių rajone, bet ir visoje Respublikoje. Kokie prisiminimai iš mokyklos? Prisiminimai tikrai nuostabus. Vaikai kaip visada vaikai, jie visuomet įdomus, kiekvienas yra savitas, kiekvienas turi savo mintis, savo idėjas, o mokytojų kolektyvas pats nuoširdžiausias kolektyvas, koks tik tai galėjo būti. Ir tuometinis amžinatilsis direktorius ponas Bradulskis vadovavo kolektyvui labai nuostabiai, o šiandien vadovauja mano kolegė istorikė Vaiva Zubrickienė, tai irgi darbštus, nuostabus žmogus. Ir visas mokytojų kolektyvas visuomet pasižymėjo išradingumu, sumanumu, sportiškumu, kuo šiandien linkiu ir ateityje, kad tai būtų. O vaikams linkiu tai, kad visuomet atsimintų, kad Šaltinio mokykla tai yra pati geriausia žinių tiekėja Respublikoje. Sikviesim vaikai. Dar paskutinis klausimas. Mūsų mokykla palaipsniui tapo progimnazija. Kokia jūsų nuomonė apie tai? Na, dėl progimnazijos, aišku, mano nuomonė tokia, kad buvo galimybė, kurios neišnaudojom šitos galimybės, bet, kaip sako, po mūšio nereikia galvoti apie tai, kas buvo praeitį, reikia galvoti visuomet apie ateitį. O ateitis tikrai šitos mokyklos turėtų būti šviesi. Ar laukite renginio pradžios? Taip. Kokios nuotaikos? Labai geros. Ko tikitės iš šventės? Įdomaus, gero pabuvimo. Ką norėtumėte palinkėti mūsų mokyklai? Mokyklai ir mano buvusiems vaikams didelės laimės, daug sveikatos ir viso kas geriausia, jaunystės. Kokios nuotaikos atvykus į Raseinių Šaltinio progimnazijos jubiliejų? Puikios, dar tik tai pirmą 25-metį te švenčiat. Ko palinkėtumėt mokyklai? Palinkėčiau ko? Visų pirma, mokiniams gerų rezultatų, gero mokytojų kolektyvo ir kad jūsų bendruomenė tik stiprėtų, gausėtų ir stiprėtų. Mūsų mokykla tapo progimnazija. Kokia jūsų nuomonė apie tai? Nuomonė, žinoma, kad, kaip pasakyti, būtų geriau, kad būtų gimnazija. Tačiau gyvenimas yra toks, kad vaikų mažėja, mokyklos užsidaro ir aš už tai ir prieš tai linkėjau, kad jūsų progimnazijos bendruomenė gausėtų, stiprėtų, o tai reiškia bus geros perspektyvos tada.
klausime, ar dangaus apskritai nėra? Nėra. Dangus tai ne erdvė ir ne laikas. Pasiekti dangų tai reiškia tapti tobulam. Juk tu moki skraidyti, ar ne? Man patinka greitis. Pasiekti tobulą greitį reiškia pasiekti dangų. Bet nereiškia, kad reikia skrieti 1000 ar net milijono mylių per valandą greičiu, šviesos greičiu. Kiekvienas skaičius tai riba, o tobulybė ribų neturi. Būti tobulam tai reiškia būti čia. Ar galėtum ir mane išmokyti šitaip skraidyti? Žinoma, jeigu tu šito tik tai nori. Labai noriu. Kada pradėsime? Jeigu nieko prieš, pradėkime to jau pat. Sakyk, ką turiu daryti? Pradėkime nuo vaikystės šaltinio, pažinimo versmės.
gelsvą taką. Žinių pasaulis pravėrė duris. Atsivertė naujas lapas. Įrašėme Šaltinio mokyklai 25. Išdykaujam, žaidžiam, liūdim, siaučiam, nesvarstydami kodėl ir kam. Jei šita žemė kam priklauso, tai pirmiausia žinoma vaikams! Užaugo darželį, rudelę auginta, pražysta sotelį, šnelę auginta, užaugo namelis, su meile statytas, stogelis krypteliai, gandriukui bus listas, užaugo namelis, su meile statytas, stogelis krypteliai, gandriukui bus listas. Aš užaugsiu ir noriu, tad sudie vaikystė
Didelis, mažas, 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 didelis, mažas. O. Skrido. Varna. Šiukšlyna. Neįdomu. Opa. Opa. Ne, neįdomu. Šiukšlyna. Pasakė. Kas nenori nieko, tas ir yra mažiukas. Mažos širdys, maži norai, mažų nykštukėlių. Nuobodu ir nepatogu būti mažutėliais. Gal mes keistai, dideli nykštukai. Kas nenori nieko tas, kas nenori nieko tas, yra mažiukas. Mes kodėl tokie maži, kad mažos mūsų mamos negalėjome iškęsti sieloj tokios dramos. Gal atrodo mes keistai, dideli nykštukai. Kas nenori nieko tas, kas nenori nieko tas, yra mažiukas. Jau dabar mes dideli ir dar paaugėsim, o visiems, kas mažas, mažas, augti palinkėsim. Gal atrodo mes keistai, dideli nykštukai. Kas nenori nieko tas, kas nenori nieko tas, yra mažiukas. Linkime ir jums visiems labai kažko norėti, o kaip nenori
pasaulį iš paukščio, gėlės ir juoko. Ar gali tavo širdis pavirsti į mažytę saulę? Ar galime skristi, kur panorėję ir būti tuo, ko trokštame? Mes žinome atsakymą į uždavinio klausimą. Nieko nėra neįmanoma. Kiekvieną uždavinį galima išspręsti. Mes rasime sprendimą. Galima iš paukščio skrydžio, iš juoko ir gėlės sudėti pasaulį. Galima sudėti pasaulį ne tik iš šių dalykų. Galima sudėti iš meilės, draugų, duonos ir muzikos. Bet jeigu tau kas nors nepasisekė, nenusimink. Ieškok klaidos ir rask gerą atsakymą. Šios lygybės atsakymas – laikas. Viskam reikia laiko. Ir klaidai ištaisyti, ir geram sprendimui rasti. Niekas iš
Aldona paskutiniai pyragėliai iškepė. O kam jūs čia jų tiek daug kepam? Rasa, mūsų šokėjėliai grįžo iš respublikinės dainų šventės. Ir alkani, ir pavargę, reikia juos pavaišinti, kad jėgas atgautų, kad smagiai sušoktų šiandieną. Tiesa, girdėjau, kad Leonas jiems čia verykus remontuoja. Tai paskubėkim. Dedam greitai pyragėlius ir einam pasižiūrėti. Greičiau, greičiau. Labas, Leonai! Labas! Nu, labas. Ar baigei tos čia verykus remontuoti? Nu, paskutinį vinį kalų jau baisiai jau juos nuklemšė per dainų šventę. Paskutinį vinį kalų, viskas, dedu ir galim eiti. Paskubėk. Greičiau einam pas mūsų šokėjėlius. Einam pas šokėjėlius, einam. Einam.
boba blynus ir išliejo taukus. Iš to pasiutimo nusirovė plaukus. Endendu, paparmalė u, paparmalė izarmalė endendu ir išeini tu. Bėk Pilypai iš kanapių, nebaidyk man geltonsnapių, nebaidyčiau geltonsnapių, jei nelestų jie kanapių. O kodėl skaičiuotis?
Ar tada, kai mes jas išmokom, buvom pačios nerūpestingiausios? Taip. O kas tai buvo? Vaikystėje. Kodėl? Vaikystėje buvom patys laimingiausi, bent dabar mums taip atrodo. Vaikystė tai namai, svajonės, pasakos, knygos. Todėl sakau, būkime vaikais, svajokim kaip vaikai, nepamirškim savo vaikystės miesto. Endendu, paparmalę izarmalę, paparmalę, endendu ir išeini tu. Kiekvieną dieną saulė keliasi ir leidžiasi į savo namus. Kiekvieną dieną žmonės lekia ir skuba, lyg turėtų sparnus. Kiekvieną gerą žodį pasitinkam su šypsena veide. Ir visada nusiskam, jeigu draugas palieka bėdoje. Vaikystės kelias nesibaigs, visi mes esame vaikai. Vieni užaugę dideli, kiti vis bando juos pavyti. Maža širdelė suvirpės, prisiminimais praeities. Juk mes visi svajojame sugrįžti atgal į vaikystės miestą. Kiekvienas vaiko žingsnis vertas palaimintas mamų. Kiekvieną tyrą širdį užlieja tų gražių dainų. Kiekvieną jaučia medžio šaką, kurios kamienų amžina gyvybė teka. Kur viskas man čia palaiminta vaikystė mena. Vaikystės kelias nesibaigs, visi mes esame vaikai. Vieni užaugę dideli, kiti vis bando juos pavyti. Maža širdelė suvirpės, prisiminimais praeities. Juk mes visi svajojame sugrįžti atgal į vaikystės miestą. O kam tu čia tą gėlę dabar atsinešiai? Taigi šiandien mokyklos gimtadienis. O kam tu ją dovanosi? Kaip tai kam? Mokyklai. Juk čia ir prasideda mūsų svajonės. Tai einam. Jei nori tu iš tikro pasiekt svajonę savo, geltonas kelias veda keliauti ir nugalėti. Tad mielas draugė ranka, kartu smagiau keliauti. Kartu kliūtis įveiksim, kol kelias pasibaigs. Geltonų plytų kelias, kiekvienam nutiestas į svajonių miestą. Kur smaragdai žėri, kai kelionė sustoti, kelio galą priėjęs, tu draugus pažinsi. Kur smaragdai žėri, Reikia proto šūdės.
geležiniam medkirčiui širdies. Nori būti drąsus, bailus įsiliūtas. Ir mergaitė ieško namų. Geltonų plytų kelias, kiekvienam nutiestas į svajonių miestą, kur smaragdai žėri. Eik į jo nesustoti, kelio galą priėjęs, tu draugus pažinsi, kur smaragdai žėri. Dear students, 25 mokyklos gimtadienio proga norėtumėm pasveikinti visus esamus ir buvusius šios mokyklos mokinius, kurie gyvena, mokosi ir dirba įvairiose pasaulio šalyse. Anglijoje, Airijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Danijoje, Olandijoje, Amerikoje, Kinijoje ir kitur. Linkime visiems surasti savo vietą po saulę. Ir neužmiršti mokyklos, savo klasės draugų, Gimto miesto. Namų, šeimos ir augintinių. We miss you a lot. Na, tas paskutinis grybuks galiu paimti? Tai aš likau be grybuko vadinasi, ar ne? Nuimk. Kiek saulėtekių lydėjom, niekad negalvojom, kad ateis diena. Skyrė metai, skyrė jūros, skyrė mūsų keliai likimo, galbūt kiek reikėjo, norint rast tave. Saulė nusileido, vakaras atėjo tyliai, baltų bokų strėlių ėjome. Spindėjom, meilė žodžiai mums skambėjom, pasilik kartu ir nesakyk sudie. Saulė nusileido, vakaras atėjo tyliai, baltų bokų strėlių ėjome lygi naktyje. Visko baigės mums spindėjo, meilė žodžiai mums skambėjo, pasilik kartu ir nesakyk sudie. Kiek atradom, kiek palikom, kiek saulėtekių sutikom, niekad negalvojom, kad ateis diena. Skyrė metai, skyrė jūros, skyrė mūsų keliai likimo, galbūt kiek reikėjo, norint rast tave. Saulė nusileido, vakaras atėjo tyliai, baltų bokų strėlių ėjome lygi naktyje. Visko žvaigždės mums spindėjo, meilė žodžiai mums skambėjo, pasilik kartu ir nesakyk sudie. Saulė nusileido, vakaras atėjo tyliai, baltų bokų strėlių ėjome lygi naktyje. Visko žvaigždės mums spindėjo, meilė žodžiai mums skambėjo, pasilik kartu ir nesakyk sudie. Visko žvaigždės mums spindėjo, meilė žodžiai mums skambėjo, pasilik kartu ir nesakyk sudie.
sėdas juose. Pabėgo lyg minutė, nespėjo net pajus, o sniegų rogutės vežioja jau kitus.